Noriu pasidalinti atsiminimais ir parodyti jums puikų daiktą. Tai yra toks gražus statybos darbų žurnalas. Tekdavo seniau įpildyti, skaityti, pajausti tarp pirštų popieriaus šaržanimą. Bet šiais laikais tai jau yra old schoolas, atgyvenam. Jo nebėra. Iš esmės, jeigu jūs statot gyvenamąjį namą nuosavą, tai jums neaktualus šitas statybos žurnalo pildymas, bet jeigu jūs statot didesnį objektą ar ten, kur privaloma techninė priežiūra, jums teks susidurti su statybos darbų žurnalo pildymu. Statybos darbų žurnalas šiai dienai yra elektroninis. Yra du tiekėjai, galite juos susirasti. Jie iš esmės nieko nesiskiria, tik apipavidalinimas gal šiek tiek kitoks. Prievolė yra statybos darbų žurnalą pildyti rangovui. Rangovas turi užpildyti atliktus savo darbus ir prisiduoti juos techninės priežiūros atstovui. Taip yra užfiksuojama, kada buvo atliktas darbas, prie kokių oro temperatūrų, koks kiekis buvo atliktas ir pridedamos atitikties deklaracijos, tai yra kokios panaudotos statybinės medžiagos. Ir jūs po statybos proceso arba statybos proceso eigoje galite bet kada pasitikrinti, matyti, kas buvo panaudota, kada panaudota, prie kokių oro sąlygų. Tas statybos žurnalas ne šiaip savo, o yra tam tikras dokumentas, kuris fiksuoja esamą statybos situaciją. Ir jeigu iškilus ar ginčui, ar reikėtų pasikelti dokumentus, tas statybos žurnalas vienas iš pagrindinių dokumentų, kur galima atsekti, kas buvo padaryta ir kaip buvo padaryta. Tai visuomet yra rekomendacija sąžiningai ir atsakingai pildyti statybos žurnalą. Ir tas visas statybos žurnalas, jisai užtvirtinamas parašais. Tai tiek statybos rangovo, tiek techninės priežiūros vadovo, visi užpildo, patikrina ir pasirašo. Tai tiek apie statybos darbų žurnalą.